Dažnai moteriai nėštumo metu padidėjęs jautrumas, mažiausias sveikatos sutrikimas, nauji pojūčiai gali sukelti nerimą, kyla daug klausimų. Tokiu atveju labai svarbu, kad šalia būtų kantrus ramintojas, patarėjas visais klausimais. Mylėti savo moterį, padėti jai buityje, būti kantriam, tai pagrindinė vyro užduotis. Pagaliau kartu laukti savo mažojo stebuklo ir taip pagerinti moters emocinę būklę būtų labai svarbu, nes juk laiminga moteris tai yra stipresnė jos imuninė sistema, tai yra infekcinių ligų mažesnė rizika ir sveikesnis, saugus nėštumas.